Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 12 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Ministerija pradeda tyrimų maratoną vėjo jėgainių parkui jūroje. Volkswagen suka link elektromobilizacijos, o švedai leido atlikti dugno tyrimus Harmony Link jungčiai. Iš tokių vidutinių naujienų Litgrid paliko sistemos valdymo departamento vadovas ir pradėjo trumpėti Elektrėnų kaminai. Be visų šių dalykų prasidėjo regioninės dėrybos dėl prekybos elektra ir iš rinkos pasitraukė vienas elektros tiekėjas. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Energetikos ministerija pasirašė neskelbiamos vertės sutartį su UAB Ardynas. Bendrovė parengs teritorijos skirtos vėjo jėgainėms jūroje specialųjį planą ir jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Įmonė nustatys konkrečius plotus, kuriuose bus etapais statomos vėjo elektrinės, parengs jėgainių prijungimo prie transformatorių pastotės jūroje koncepciją ir sprendinius, formulos reikalavimus teritorijos tvarkymui ir kita. Darbus bendrovė turės atlikti per 1,5 metų. Jau anksčiau skelbta, kad Ardynas tuo pačiu laikotarpiu atliks ir 2 Litgrid vykdomų projektų vertinimus. Už beveik 400 000 eurų 330 kV linijos iš Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės į Bitėnus, specialų į teritorijų planavimą bei poveikio aplinkai vertinimą. Už vos mažesnę sumą tuos pačius darbus tokios pat galios linijai Darbėnai Bitėnai. Dar vykstančio viešojo pirkimo laimėtojas atliks vėjo jėgainių Baltijos jūroje poveikio aplinkai vertinimą. Jame bus nustatytas galimas tiesioginis ir netiesioginis jūrų vėjo elektrinių poveikis žemės paviršiui, jos gelmėms, orui, vandeniui, kraštovaizdžiui, biologiniai įvairoviai, taip toliau ir taip toliau. Konkursas investuotojų į vėjo jėgainių parką atrinkti planuojamas 2023-aisiais. Investicijos į 700 MW galios projektą galėtų siekti iki 1,5 milijardo eurų. Toks parkas pagamintų iki 1/4 Lietuvai reikalingos elektros. Iki 2 metams nukeliant konkursą, projektų domėjosi Ignitis grupė, Achemos grupė ir Danų Orsted. Šią savaitę įvyko naujai vyriausybei pirmasis Lietuvos iniciatyva sušauktas Baltijos regiono šalių susitikimas BEMIP formatu. Jame, be kitų dalykų, Lietuvos atstovai kaimynams ir Europos komisijai išdėstė savo poziciją dėl į Baltijos šalis neva patenkančios baltarusiškos elektros. Dėrybos tik prasidėjo, tad apie rezultatus kalbėti dar anksti. Bet politinį susitarimą mūsų vyriausybė tikisi pasiekti iki joninių. Dar prieš susitikimą energetikos ministras teigė, kad Lietuva siūlys naujoje metodikoje numatyti, kad Latvija su Rusija galėtų prekiauti tik tokiu elektros kiekiu, kiek šių šalių jungtys yra pralaidžios. Kaip šis principas atsispindės metodikoje, ministerija pasakyti negalėjo. Be to, priešingai nei iki šiol, iki dėrybų pabaigos siūlymas nebus pateikiamas viešai konsultacijai su rinkos dalyviais. Tuo tarpu Astravo atominėje elektrinėje toliau tęsiami jėgainės bandymai. Pirmasis jėgainės blokas prie elektros tinklo buvo prijungtas dar sekmadienį. Antrajame energijos bloke kovo 15-ąją baigtas 163 branduolinio kuro rinklių imitatorių įkrovimas. Jie vietoje tikrųjų rinklių bus naudojami per pasirengimo reaktoriaus įjungimui etapą, tikrinant reaktoriaus projektinės charakteristikas ir atitikimą saugumo reikalavimams. Volkswagen papasakojo, kaip ketina pereiti į elektromobilių erą. Bendrovė tikisi tapti pasaulinio elektromobilių gamybos lyderių ir iš šio posto išveržti Tesla vėliausiai 2025-aisiais. Šiemet planuojama klientams pristatyti 350 000 elektromobilių ir dar 150 000 hibridų. Palyginti, Tesla pernai klientams pristatė apie 500 000 elektromobilių. Bendrovė pasiruošė akumuliatorių gamybos plėtrai. Įketina iki šio dešimtmečio pabaigos Europoje pastatyti 6 ličio-jonų baterijų gamyklas. Vieną jų planuojama statyti ir rytų Europoje. Ketinama standartizuoti naudojamas ir gaminamas baterijas, keisti naudojamas medžiagas ir taip sumažinti akumuliatorių gamybos savikainą 50%. Gamintojas taip pat ruošiasi plėsti elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą. Tai yra Ionity tinklą, kurį koncernas plėtoja kartu su BMW, Daimler, Ford ir Hyundai. Šį tinklą kol kas sudaro 336 stotelės, turinčios po kelias 150 kW galios įkrovimo vietas. 3 stotelės bus įrengtos Lietuvoje, 2 iš jų jau veikia.
Iki 2025 Europoje ketinama įrengti apie 18 000 įkrovimo taškų, daugiausia jų Vokietijoje ir Jungtinėje karalystėje. Litgrid ir Lenkų PSE gavo leidimą atlikti Baltijos jūros dugno tyrimus Harmony Link trasoje Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Procedūros truko apie metus ir buvo vienas projekto kliuvinių. Jūrinė elektros jungtis yra didžiausias sinchronizacijos projektas. Jo trukmė nulems atsijungimo nuo rusiškos IPS-UPS sistemos datą. Visa jungtis bus 330 km ilgio, jūrinis kabelis sudarys 290 iš jų. Tyrimo metu bus išžvalgyta 300 metrų pločio trasa jūros dugne, ištirti grunto mėginiai. Ataskaitą planuojama gauti šių metų antroje pusėje. Nepriklausomų elektros tiekėjų gyventojams Lietuvoje skaičius sumažėjo nuo 8 iki 7. Inregnum nusprendė nutraukti energijos tiekimo veiklą ir klientus perleido antriniai Latvenergo įmonėje Elektrum Lietuva. Ši įsigijo 1860 Inregnum klientų, iš jų 1560 yra buitiniai elektros vartotojai. Dar 300 yra verslo klientai. Visi jie į Latvių globą pateks nuo balandžio 1 dienos. Sandorio kaina nėra atskleidžiama. Iki šiol Elektrum aptarnavo daugiau nei 18 000 buitinių elektros vartotojų ir 8,5 tūkstančio verslo klientų. Šią savaitę pranešta, kad nuo kovo 5 dienos iš Litgrid sistemos valdymo departamento vadovo pareigų pasitraukė Giedrius Radvila. Nuo 2009 metų tinklų pralaidumų metodikas kūręs vadovas palikti pareigas nusprendė pats ir tai padarė iki pradedant dirbti naujam bendrovės generaliniam direktoriui Rokui Masiuliui. Konkrečios pasitraukimo priežasties komentuoti jis nepanoro. Departamento laikinuoju direktoriumi paskirtas Donatas Matelionis, šiuo metu vyksta atranka į šią poziciją. Ir galiausiai. Šią savaitę vienas Elektrėnų jėgainės kaminas ėmė fiziškai trumpėti. 2 kaminų išmontavimo darbus atlieka Vilniaus betono demontavimo technika. Ji beveik 2 milijonų eurų vertės sutartį su Ignitis gamyba po konkurso pasirašė pernai vasarį. Iki šio rudens turėtų nelikti žemesniojo 150 metrų aukščio ir vieno iš 2 aukštesnių 250 metrų kaminų. Jie buvo skirti pirmiems 6 jėgainės blokams. Paskutinis iš bent pusšimčio metų senumo blokų buvo išjungtas 2014 metais. Trečias kaminas skirtas 7 ir 8 jėgainės blokams. Jie nebegalės veikti nuo 2023, bet vyriausybė yra numačiusi jų veiklą pratęsti. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.